Eteryje naujausia krepšinio savaitės laida ir svarbiausios aktualijos. Kviečiu žiūrėti. Šį kartą mūsų laidoje daugiausiai dėmesio skirsime Eurolygos ketvirtfinaliui tarp Stambulo Fenerbahčės ir Kauno Žalgirio. O pirmosios šios serijos rungtynės balandžio 28-ąją baigėsi Fenerbahčės pergalę 89-78. Fenerbahčė pirmą kartą šį sezoną nugalėjo žalgiriečius, nes prieš tai buvę du reguliaraus sezono susitikimai sėkmingai baigėsi kauniečiams. Nugalėtojų gretose įspūdingą pasirodymą surengė Tarikas Biberovičius, pataikė 6 tritaškius iš 8 ir surinkęs 26 taškus. Taip, jis pakartojo kelis Eurolygos karjeros rekordus. Žalgirė taip pat buvo užfiksuotas Eurolygos karjeros rekordas. Nigelas Williamsas Gosas pirmosiose serijos rungtynėse pelnė 24 taškus. Prieš tai jis daugiausiai buvo įmetęs Žalgirio rungtynėse su Pirėjo Olympiakos, kuomet pelnė 23 taškus. Be Williamso Goso Žalgirio gretose rezultatyvumu išsiskyrė Bosas Raitas su 19 ir Silvanas Francisko su 15. Pirmoje mačo antrajame kėlinyje kauniečiai krito į duobę. 10 minučių atkarpa pralaimėta 9-25 ir po 2 kėlinių Stambulo ekipa pirmavo 18 taškų. Antrąją pusę Žalgiris pradėjo spurtų 16-4 ir priartėjo iki 6 taškų, vis dėlto tai buvo maksimalus priartėjimas. Fenerbahčė susigrąžino dviženklę persvarą, atlaikė likusias svečių pastangas ir iškovojo pirmą pergalę. Dabar paklausykime komentarų po šios akistatos ir vėliau persikelsime į antrąsias rungtynes. Sutikom rimtą komandą, visų pirma, mūsų fiziškumas gal nebuvo toks, ne visas 40 minučių, norint žaisti šičia, su toje komanda, su čempionais, reikia to fiziškumą, tą koncentraciją visas 40 minučių išlaikyti. Mūsų buvo taip protarpiais pirmas kėlinukas, trečias visai neblogai, bet antras buvo tragiškas ir davėm tą jiem pasijausti ir po to jau sunku. Tas antro kėlinio Fenerio fiziškumas, kokiam priemonėm jie išmušė Žalgirį iš vėžių? Visą agresyvumu, jų agresyvumu, aišku, Biberovičiaus tritaškai, kur mes 5 pataikė, 2 galim nuimti, kad tikrai sunkus, bet 3 tikrai turėjom neleisti jam tų išsimesti, vėlgi jau per daug davėm ir puolime tikrai nejudinom kamuolį, aišku, prieš juos tikrai nėra lengva žaisti, nes turi daug aukštų ir fiziškų žaidėjų ir antro kėlinio tas puolimas mums sustojo ir tie 9 taškai, jų daugiau taškų, 25 kiek įmetė ir tas skirtumas davėm per lengvai viską. Antrosiose serijos rungtynėse Kauno Žalgiriui tragiškai nekrito tritaškiai metimai. Tomo Vasilio auklėtiniai jų išmetė 23, o tikslą pasiekė vos 5. Fenerbahčė tuo tarpu pataikė 13 iš 27, o galutinis rungtynių rezultatas vėlgi nekoks. 74-86 patirta nesėkmė ir serijoje kauniečiai atsilieka 0-2. Kita dvikova Kaune bus labai svarbi, jei kauniečiai dar nori pakovoti dėl patekimo į finalinį ketvirtą. Žalgirį priekį dvikovoje vedė Ąžuolas Tubelis ir Bosas Raitas pelnė po 16 taškus, Silvanas Francisko pridėjo 11. 17 taškų nugalėtojus pelnė Nikola Meli, 16 pridėjo Nando Dekolo. Dabar veiksmas serijoje keliasi į Nemuno salą. Žalgirio arenoje gegužės 6-ąją vyks trečiosios serijos rungtynės. Jeigu jas laimės kauniečiai, bus žaidžiamas ir ketvirtasis mačas, vykstantis gegužės 8-ąją. Žalgiris tapo dar viena komanda turnyro istorijoje, kuri atsilieka ketvirtfinalyje 0-2. Iki šiol tik Madrido Real klubui yra pavykę panaikinti tokį deficitą, o tai nutiko prieš 3 metus. Daugelio krepšinio aistruolių akys šią savaitę buvo nukreiptos į Eurolygos ketvirtfinalių susitikimus, paaiškėjo ir pirmieji nacionalinės krepšinio lygos šio sezono prizininkai, kuriais tapo Šakių Vyčio VDU krepšininkai, kurie sausai laimėjo mažąjį finalą su Vilkaviškio Perlas Go ekipa. Jūsų ekranuose trečiojo susitikimo, kurį Eriko Kudžiausko auklėtiniai laimėjo 86-75 momentai. Pagrindinis lemiamos pergalės kalvis Titas Januševičius, kuris sprogo puolime pelnęs 33 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius ir surinko 39 naudingumo balus. Pirmąją mažąją finalo akistatą šakiškiai laimėjo 10 taškų skirtumu, o antrąją 9 taškais. Tuo metu didysis finalas dar tęsiasi. Lemiamos sezono serijos rezultatas po 2 rungtynių lygus. Apie tai pakalbėsime jau kitoje laidoje, o šią jau baigiame. Iki pasimatymo.